Sveiki. Ką tik baigiau. Aišku, čia biškai užtrukau, nes tokia situacija, kad žmona darbo dienom nuo pirmadienio iki penktadienio mokinas su kompiuteriu, tai aš dieną neturiu kad ir per išeiginės prieiti prie kompiuterio savo vakare, kai sakant, jau ir pavargėsi nebepapaslenku. Arba jau būn vėlo, 11 val. 12 val. Tai paskui naktim rašyti, kad paskui kažkas ten kažko nesuprastų, tai žinai, irgi nelabai man norėjęs tokį dalyką daryti. Taigi, patikiu čionais pateikiu savo elektroninį paštą, į katrą parašykit būtent tie žmonės, kurie prieš tai žiūrėjo tiek tą tiesioginę transliaciją, kokį ten, kur ten valandos ilgumo, būtent apie tas sąskaitas. Kas paremė dėl tų 200 eurų. Tai, informacijos patikrinimai būtent. Parašykit, atsiųskit tiesiog vardą, pavardę, būtent kokiu vardu pavardę darėt mokėjimą. Ir viskas. Pavedimą, nemokėjimą, bet pavedimą, paaukojimą, paramą, kaip čia. Tai prisidėjot. Ir viskas, aš patikrinsiu per savo sąskaitą, iš kokio adresato gavau, jeigu sutiks duomenys, sutaps, būtent, kai sakant, rusiškai, nepalinytis, пересмотреть. Jeigu darėt iš kito sąskaitos, parašykit, tai aš būtent atsiųsiu. Šį vakar sukursiu video, tai iki ketvirtadienį, kai sakant, per šią ateinančią savaitę padarysiu atskirą YouTube video, kurį padarysiu privačiu ir žmonės ir visiems, kiekvienam atsiųsiu, tiek, kad bus įvykdę tas sąlygas. Čia ne tai, kad čia tiesiog ekspromtu man taip gavos, kad aš sakau, tiek, kad paremė tiems ir atsidėkavosiu. Kodėl tiek laiko užtruka, nežinau, ko gero, sakau, čiut ne paskutiniam dienom dar su žmonėm kalbėdams, tai da papildomas informacijas, ta prasme, kad padėję labiau išgryninti visą tą informaciją. Nes kodėl to man ypatingai bendrauti, kad aš bekalbėdams galiu kito žmogaus nuomonę sužinoti ir visą kitą. Tai ir išsigryninti tos informacijas. Kad ir, kaip pavyzdys su tokiu Vytautu kalbėjom, pasakė, kad būtent gaunamos tos visos pliūškės, kaip čia, nauda iš tos sąskaitos. Negali būti, daiktai kažkokie tai gauti, negali būti įvedami į komerciją, ta prasme, negali vykdyti komercinės veiklos. Aš nežinau, nepatikrinau, iki tiek nedagyvenau, bet jeigu ir viskas pavyks ir viskas taip veiks, aš tikrai neįtraukinėsiu, taip manau, į komerciją. Kad tu gavai daiktą, ir tu tą daiktą ten už poros dienų parduodi. Tai čia jau gaunas kaip jau netas. Realiai turėtų žmonės gauti viską taikoniai ir užprašo. Bet ir prašyti reiktų būtent, ko tau tikrai reikia. Bet ne šiaip nesąmonė visokių. Ta prasme. Tai va tiek. Elektroninis paštas čionais. Parašot elektroninį paštą, ta prasme, savo duomenis, vardą, pavardę. Ir viskas. Ir sekantį savaitgalį video su informacija, aš dar sakau, į Google Drive ten turėsiu įmesti visą tą, nes yra Wordo dokumentas parašyti, sakau, savaitę sėdėjau ir rašiau. Tai šįryt baiginėjau tik tais. Nes, aš tikėjausi, kad šį savaitgalį įmesiu, kad praėjau. Bet gavos taip, kad penktadienį atvažiavo viens pažįstams, šeštadienį atvažiavo kits pažįstams.
kada Vytautas atvažiavo. Vytautas irgi buvo atvažiavęs. Karočią, kad gavos tik tais galimybė, kaip ir biški, kaip ir prie kompo buvo galima, bet aš sakau, per daug ypatingai, tiesiog šypseną keliantis man situacija gyvenime dalyks tas toks, kad, jeigu jau visata sako, duod ženklus tokius, kad da palauk, da neskubėk. Gerai, aš nesiginčiu, nes tada būtų priešai, jūs sakyti. Tada nesigauti. Kai vis natūraliai, šiek tiek atsikeli 6 valandą iš ryto, ten 4:30. Atsisėdi prie kompiuterio ir parašai. Tai viskas tiek norėjau, kai sakant, elektroninis paštas, atsiunta tuo elektroniniu paštu. Žiūrėkite į ekraną, jeigu ką. Tai ekrane yra elektroninis paštas, jeigu klausotės. Tai atsiunčiat vardą, pavardę, viskas. Ir tie, kurie buvo pas mane atvažiavusi, kuriais jau tą informaciją išpasakojau, irgi parašyti. Tai, nes, vienas yra, kai arba ten kit žmogus ten į Messengerį parašė, trečias ten į Telegramą parašė, tai jūs irgi parašykit, žinokit. Tai, visi esam lygus, nei vienas nesam ypatingas, tai kad jūs man parašėte, tai dar nereiškia, kad aš turiu prisiminti 5-6 žmonės, kuriem aš turėčiau į Messengerį ar į Telegramą nusiųsti nuorodą. Suprantat? Dėl to aš neapsikraunu tokiais dalykais. Aš suprantu, kad biški tryda ta tokia yra, bet būkim saugi. Būkim saugi. Tai dar sykį pasikartosiu. Nusiteikit tam dalykui, kai sakau, aš per visus tos 4 metus nei vienam nerodžiau, kaip reikia pasą nueiti pasiimti, pasidaryti. Negitavau niekada, kad nueikit pasą pasiimti, pasidaryti. Aš tik rodžiau, kas vyksta. Kaip yra žmonės dūrinami, apgaudinėjami, išnaudojami. Ir ko nedaryti. O jeigu jau nutarsit pasiimti pasą, asmens tapatybės kortelę, būtinai pasiskaitykit aprašą. Ir nuėję pamatė, kad viskas vyksta visai ne taip, kaip numato teisės aktas. Užsiduokit patys savo klausimą, ar į teisingą instituciją aš atėjau. Ir ar man reikia iš tų banditų kažkokias tai suvenyrinės produkcijos. Ir nėra skirtumo, kad ir neturint tos suvenyrinės produkcijos. Kažkur tai tu neišskrisi užsienį į paklaust. Tai kam tau ta Lietuva čia nais reikalinga, jeigu tu į užsienį važiuoji. Nei kartą gyvenime neapvažiavęs aplink Lietuvą žmogus nori į užsienį keliauti. Tai dėl to ir sakau, čia video būtent skirts tiem, kurie prisidėjo prie mano to YouTube kanalo. Tai turėkit omeny, kad gavę tą visą informaciją, vienaip ar kitaip, ko gero, teks ir to paso atsisakyti. Kiek dar galiuoji, tiek galiuoji, bet realiai tam jau duomenys bus pakeisti ne registrų centre, o bus duomenys pakeisti būtent tų žmonių registrai, kaip čia tie katrie. Tai ten. Viskas, tas pasas jūsų automatiškai bus negaliuojantis. O jeigu nubėgsit kitą pasiimti, tai, kaip sakant, kalkinkit patys save. Kad žioplė esat kvailė ar dar kažką nevadinu jumis tokiais, nelaikau nei vieno žmogaus, nei žioplų, nei kvailų, tiesiog informacijos trūkums ir vis. Bet, kaip ir nekišu pirštų į tarpdurius, kad sužinoti, koks tas skausmas yra. Aš tik žinau, kad tai neadekvatus veiksmas yra. Tai lygiai tas pats, kaip, atsakau, padaryti tuos veiksmus, ką aš surašiau, ką aš pasidalinsiu tą informaciją.
ir paskui pist vėl nueit pasiimt pas. Nahui tą daryti. Tai tiek. Pasižiūrėsim, kas čia bus. Kai saka, slava rodo, būt dabru. Iki greito.